Ateina sekmadienis, visi kažkur ruošiamės, kažkur susitikti, nes tai jau yra tradicija, yra bendras pažįstamų ratas. Žmonės matomai susipažįsta tose kavinėse, taip kad čia yra gerai. Tas porelių bendravimas ir kaip jie ateina, tai yra labai gražu. Aš to nepatyriau nei su vienais klientais, tokio dėkingumo. Ir visi susibūrė tiesiog kaip į vieną kompaniją, galbūt jie net nepažįsta vieni kitų, bet tiesiog turi apie ką atrasti kalbą bendrą. Kiekvienas kažką pasipasaka, kas įvyko per savaitę. Šiais metais aktyvumas yra tikrai didesnis. Praeitais metais mes jau sulaukėme apie 150, šiais metais berods 236. Pagrindinis produktas buvo paklausoj kava. Kava su pienu, vienas kitas kapučinas. Ir senjorai žino, kas tai yra. Aš manau, kad akcija pasisekė tuo, kad pensininkui buvo suteikta galimybė prisiminti gerus laikus, kai pensininkas, būdamas jaunas žmogus ar tiesiog dirbantis, galėjo tą kavos puodelį pirkti už bet kokią kainą. O šiemet tas gal ir pagausėjimas žmonių buvo įtakotas dėl to, kad grįžo tie patys, kurie ir pernai metais buvo, ar ne? Tik tai šiais metais jautėsi drąsiau ir dar pasikvietė savo kolegų ir draugų. Tai būdavo tokių atvejų, kad ateina tą ir visą valandą, ar ne, jie pradiskutuoja tarpusavėje. Aplankydavom kavinės, restoranus, kurių galbūt ir neteko būti. Fainai, tas yra smagu, ar ne, matyti tos žmonės, kad jie atranda naujas vietas, ar ne, jie pažįsta mus, pažįsta kažkokį tai galbūt kitokį restoraną, ar ne? Būna ateina ir apkabina tave, ir ranką paspaudžia, ir palinki tau gero gyvenimo, ir klausia tavo vardo. Tiesiog kitą kartą ateina, tu juos pažįsti. Ir keletą parašė tokių atsiliepimų restoranui, kad viską gerai darėm.